Šios dienos finalinėje kovoje susitinka Danielius Razmus Plungė, raudonas kampas. Palaikom Danielių. Palaikom Danielių Razmų. Po šios kovos išeis tik tai čempionas. Jo priešininkas mėlynajame kampe Ričardas Jancevičius. Tauragė. Einantį. Taigi, finalinė šios dienos kova. Išeis, kaip jūs patys puikiai suprantate, tik tai vienas nugalėtojas. Prieš nueidamas nuo ringo, aš norėčiau tik tai priminti, kad finalinės kovos vyksta ne 3 raundus kaip įprasta, bet 5. Finalinės kovos referį Dima Baranovskis. Šįsyk linkiu visiems sėkmės. Norėčiau dar pridurti, kad pirmi 2 raundai, 1, 2, 3 minutės, 3, 4, 2 ir paskutinis 5, 1 minutė. Danielius Razmus kalnasi dryžuotam trumpikėm, o Jancevičius, kaip matome, tokiu tamsiu kimono ir pirmieji aktyvesni veiksmai. Danielius Razmus ir Ričardas Jancevičius. Danielius Razmus raudonas kampas, Ričardas Jancevičius mėlynas kampas. Kovotojai mėgino daryti abipusį laužimą, bet referis sustabdė kovą. Ir taip abudu sportininkai yra daugmaž vienodo stilio, laisvai valdo tiek kojų, tiek rankų smūgius ir partelėje gerai jaučiasi. Tiek Danielius Razmus kovinę savigyną, tiek Ričardas Jancevičius iš Tauragės, taip pat kovinės savigynos atstovai ir matome, matyt, tai yra pajėgiausia tokia, kadangi susitinka finale. Na ir tikėsimės, kad bus įdomesnė kova
kadangi sportininkai jau daugmaž susipažinę su visom technikom įmanomom, tiek imtynių, tiek smūgiavimo rankom kojom. Pirmieji raundai, aišku, vyksta taktiniai, daugiau vienas kitas stengiasi studijuoti priešininkai, nenori daryti klaidų, kadangi smūgiai yra labai pavojingi ir ypač tai jaučia sportininkai rinkoje. Kad kuo daugiau jūs palaikysite savo kovotojus, tuo kovos bus įnergingesnis ir galbūt atneš daugiau sėkmės jūsų pasirinktam sportininkui. Teisingai, Unge! Unge! Giliau! Tai tokia vyksta provokacija Venatijai. Sportininkas Vienas klausmingas. Vandos užsiūs! Stop! Kartą! Участвовал. Хорошо. Видай. Taigi, šios kovos nugalėtojas Ričardas Jankievičius. Tauragė. Organizatoriai kviečiami prie teisėjų skaloną. Ir sportininkui bus suteikta pirma pagalba, ašarų nesimato, kraujo nesimato.